Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Su gražia vasaros diena visus. Va, radau tokį užrašą darbe pas save viešajam transporte. Iš pirmo žvilgsnio nereikšminga, o šiaip aš jums perskaitysiu ir pakomentuosiu dabar. Reiškia, principai, kuriais vadovaujamės bendraudami tarpusavėje ir susinteresuotomis šalimis. Pirmas yra atsakingai naudodamėsi žodžio laisvę ir teisę į nuomonių įvairovę, asmeninę nuomonę viešai, įskaitant internete ir socialiniuose tinkluose, išreiškėme taktiškai, nedarydami žalos bendrovės įvaizdžiui ir dalykiniai reputacijai, neskleidžiame gandų, nepatikrintos informacijos, pagarbiai elgiamės su bendrovės prekės ženklu. Tai čia pavadinčiau viršelį, kur, sunku prikibti, išskyrus tokią smulkmeną kaip pagarbiai, nes pagarbą kiekvienas suprantame atskirai ir atsakingumą taip pat. Čia nėra matematika arba šaknies traukimas, tikslieji mokslai. Dabargi prasideda. Neskleidžiame propagandinės, neapykantą kurstančios informacijos, kuria skatinamas nepasitikėjimas Lietuvos valstybė ir jos institucijomis. Demokratinė santvarka. Tai dabar pasakysiu taip. Lietuvos valstybė nepasitikė tie, kurie balsavo už Šimonytę ar Vaitkų, nes jiems valstybės nereikia ir jiems reikia autoritarinio valdymo. Lietuvos valstybės institucijomis šiandien negalima pasitikėti, jų reikia saugotis. Tai ir mano patirtis su Dulkiu byloje, kur dabar likimo ironija, pats Dulkis gavo baudžiamąją bylą, aš ir įspėjau, kad saugokis. Policijos reikia saugotis, nes jį gina visur. Pavyzdžiui, viešo transporto vairuotojai negina. Jie gins dviratininką, paspirtukininką, bet kokį eismo huliganą, bet tik ne viešo transporto vairuotoją. Tai jau išbandyta ne vieną, ne du, ne 10 kartų. Policija yra priešiška valstybė institucija ir šiandien kenkianti. Drąsiai atsakingai tai sakau. Toliau, ką čia dar pas mus? Reiškia demokratinė santvarka. Šalyje, kurioje už anekdotą, už pasakytą nuomonę, parašytą elektroninį laišką, parašytą komentarą socialiniuose tinkluose keliamos baudžiamos bylos, kalbėti apie demokratinę santvarką, kažkaip, nežinau, nepadoru, neprotinga. Tai va, bet vėlgi tai būtų pusė bėdos. Reiškia, toliau kas čia dar? Reiškia, siekiama didinti tautinės ir kultūrinės takoskyras, silpninti tautinės tapatybės pilietiškumo jausmą, nenaudojama netinkamos atitinkamos simbolikos. Tai pas mus darbė reiškia. Valdiška propaganda nieko nesakė, aš rinkimų kontekste. Vaitkus buvo favoritas tarp kolegų, spėjau, nes supratimas toks, kad ateis ir sutvarkys, įves įstatymo diktatūrą. O įstatymo diktatūra įvedama taip, kaip supranta tas žmogus, kuris įveda įstatymą. Tai Lukašenka, Hitleris, Stalinas ir panašiai. Ir visi tie norintys tokios tvarkos, nori tos tvarkos savo kaimynui, draugui ir artimam, o ne savo, nes visi galvojame, kad mes esame geri ir vienintelį teisūs. Bet aš vėlgi ne apie tai. Dabar reiškia, kas slepiasi po šitais. Ką reiškia tie visi tokie įspėjimai. Tai yra ne šiaip informacija, įspėjimas, kad nedrįsk kritikuoti, nedrįsk pasakyti, kad karalius nuogas. Dabar pasakysiu. Vilniaus viešasis transportas yra gana nebloga įmonė dirbti žmonėms, kur darbas vyksta, atsiskaitimas, atlyginimai, darbo sąlygos, darbų sauga vyksta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai yra nėra jokių vokelių, jokių nepriskaičiavimų, perskaičiavimų ir panašiai. Išnyko tokie dalykai, kaip vairuotojai iš vairuotojų skaičiuojama žala dėl avarijų, ypač smulkių, kur kiekvieną dieną kaip kare, tiesiog vardinu gerus dalykus. Žmonės apie tai nesusimasto. Kartais kritikuoja, skundžiasi, bet dirba po kelis dešimtmečius. Tai va. Dabar kodėl tai kalbu? Reiškia,
paskutiniu metu, ypač esant valdančiam režimui, šitam totalitariniam, įmonė bandoma naikinti. Netgi tokią smulkmeną Maksimoje vaikštau ir girdžiu kelintą kartą reklamą, kur vienas dalykas pasakyti ačiū, kai prieš nosį užsitrenkia autobuso ar troleibuso durys, kitos ten Maksimoje. Na, dėl Maksimos nekalbės, viskas su ja aišku. Tikiu, kad jie dėl neišmanimo kalba apie tas duris užtrenkiamas, reiškia, kurios užsidaro po 3 sekundžių vairuotojai nuspaudus mygtuką durų uždarimą. Tai yra, kada leftistas keičia lytį telefone, staiga jis sumasto, kad jam reikia važiuoti to troleibusu arba autobusu, meta telefoną ir šoka jau vairuotojai nuspaudus mygtuką ir durys susidaro prieš nosį. Tai čia toks, grubus pasakymas, o jam atrodo, kad čia tyčia uždarė. Tai čia Maksima to naudojasi. Dabar kodėl tai pasakoju? Įmonėje nebėra atsakingo, berods ieško ryšiam su visuomenės specialistų, nes, zampolitų, nes buvo tokia netikė, toks vienas pavardė Kieras buvo, tiesiog propagandistas valdžios ir niekas nepabūna, o reikėtų, turėtų būti pasakoma, aiškinama. Ir iš administracijos aš, pavyzdžiui, nejaučiu palaikymo nei vairuotojams, nei įmonė, kad į tokią reklamą reikia reaguoti, kad tai nesąmonė, kad tai dezinformacija, kad tai įžeidimas. Nėra žmogaus, kuris nuvažiavęs į policiją ir savivaldybę ir trankytų galvą į stalą, ten Benkunskio dar kam nors, dėl siaurinamų gatvių, dėl bloginamų eismo sąlygų, dėl chuliganų siautėjimo gatvėje, eismo chuliganų, ir viską nurašymo ant vairuotojų. Tai mūsų vairuotojai, kokie bebuvę, jie turi mokėti vairuoti, nes kiekvienas vairuotojas, netgi sugrįžęs, daugiau negu pusę metų nedirbęs, iš naujo eina patikrinimą, visą instruktažą ir stažuojasi 9 dienas. Tai jis minimum ką moka, tai saugiai vairuoti. Gal lėčiau, gal greičiau, bet moka saugiai vairuoti ir tai daro. Vėlgi, nenoriu, kam įdomu, galėsiu praplėsti tą temą. Kodėl vėluoja, kodėl greičiau atvažiuoja, kodėl nesilaiko grafiko. Dabar, reiškia, grįžtant vėl prie to atsakingai. Atsakingai naudoti, tai išvertus į žmonių kalbą, reiškia nekritikuoti, nepastebėti neūkiškumo, neprofesionalumo, netvarkos. Įmonė būtų gera, išskyrus tai, kad yra savivaldybės įmonė, visiškai nesirūpinama. Troleibusai yra seniausi 30 kelių metų, va to Škodos legendinės. Jos važiuoja tik darbuotojų, tų, kurie remontuoja, kurie prižiūri, kurie yra entuziazmo ir pasiaukojimo dėka. Trešiai troleibusai, soliariai tie, irgi yra 20-mečiai, tai normalus šeimininkas tokius seniai nurašo. Nauji troleibusai, netaikomas garantinis aptarnavimas buvo ir irgi laiko klausimas, kada jie pradės stoti. Va. Tai aš čia nieko nepasakiau, kur būtų netiesa, tegu pabanda man kas nors pasakyti. Dabar užuot skyrus pinigus gatvių tvarkymui, o neseniai susižeidė kolegė galinėje stotelėje, lipo ir netyčia pataikė duobelę asfalto ir susižeidė. Nevardinsiu nei vardo, nei pavardės, išvežė greitoji, žinomės ją, tai vėlgi. Reiškia nuostolis mokesčių mokėtojams, kadangi bus sumokėtas visos kompensacijos, visi nedarbingumai ir panašiai, ir žmogus dar kenčia skausmą. O mums dalina visokius lankstinukus luktelk su nevykėliu, kuris darė gėdą gėdingam renginį Euroviziją, visi matėte, kas tai vyko. Mums dalina dabar tušinukus, man nedavė, ačiū Dievui, būčiau demonstratyviai išmetęs, vėlgi su to pačiu luktelk, su to beltu ir panašiai, kuris darė gėdą, išvažiavęs kažkokiam gėdingam renginyje, ir tai pateikia, kaip visi vairuotojai entuziastingai palaikė, sustodavo, lukteldavo bėgančio žiūrėti Eurovizijos. Aš asmeniškai kalbėsiu, nes aš visada luktelnu žmogaus, jeigu pamatau atbėgantį, būna, kad nepamatom. Bet jeigu aš žinočiau, kad jis bėga žiūrėti Eurovizijas arba jis atbėgtų su kaukė, aš jo tikrai nesulaukčiau, kaip tam anekdote, būtų spės arba ne, jisai nespėja. Tai aš manau, kad aš dabar išsakiau didelės, gal ne visų, bet didžiosios dalies vairuotojų poziciją.
Va. Reiškia, daugybė rašliavos visokios. Koks blogas tas viešasis transportas, kaip ten viskas blogai. Tai dabar palyginsiu, kažkur aš esu skaitęs apie gyvūnus, apie kiaulę. Tai sako, rašoma, kad kiaulė yra labai tvarkingas ir švarus gyvūnas ir ji nekalta, kad žmogus ją taip laiko, tokiomis sąlygomis. Tai va ir mes nesame kalti, kad mumis savivaldybė nesirūpina ir Minske drįstų teikti tikrai geresnis viešasis transportas, naujesnis, Maskvoje taip pat, Lenkijos visuose miestuose irgi, kiek stebėjau Rygoje, irgi naujas, Kaune beje, visi nauji nupirkti troleibusai, nes ten nestato malūną, atsiprašau, malūną kiaulės statė Orvela gyvulių ūkiai, čia stadioną mes statom. Tai va, viskas stadionai. Elektroninis bilietas iki 40% atvejų būna neveikia, naujas, kurį įsisavino brangiai. Tai čia faktas gali bet kuris Vilnietis patvirtinti. Prieina prie vairuotojo, tik vairuotojus kolegas prašau nesinervuo dėl to pasakyti, kad čia vairuotojas jau nevaldo. Anksčiau galėdavo vairuotojas perkrauti, kažką įjungti, perjungti ir jis veikti pradėdavo arba ne. Dabar valdomas jisai internetu. Tai va tokia situacija. Ir vėlgi, reiškia, čia tas grįžta grasinimas va to teksto, kad jūs nedrįskite apie tai kalbėti. Atsakingai, naudokite žodžio laisvę atsakingai, nes tai bus pakenkta įmonės reputacijai. Ne, įmonės reputacijai nebus pakenkta, nes įmonė yra ko ne 2000 vairuotojų, kurių dauguma seniai savo įsivystymu, savo žiniomis, savo pasaulio pamatymu, suvokimu aplenkia vidutinę grandį viršininkus ir pačią viršutinę grandį taip pat. Taip, kad įmonėje mes niekaip negalim kenkti, mes esam ta įmonė, kurie uždirbam, atnešam pinigėlius į tą įmonę, tai yra tie vairuotojai. Vidutinė grandis, visi viršininkai dreba dėl savo kėdutės, todėl platina visokius beltus, va tokius šūdinus tekstus, kad atsakingai elkitės su informacija, nepakenkite įmonės reputacijai. Tai reputacija įmonės kenkia, kai slepiami tokie dalykai, kad technika važiuoja visą laiką ant garbės žodžio, kad niekas nedarom. Dabar laukiam mes tų troleibusų, tai savivaldybės pusdurnė jau pasirengė nurinkti pusę kontaktinio tinklo, kai normalios šalis plečia kontaktinį tinklą, nes troleibusai yra išbandytas, save pateisinusi transporto priemonė, tikrai ekologiška. Ir tik tai būtų baterijas, kur reiktų pervažiuoti, apvažiuoti kažką, avariją ir panašiai. Tai vat, reiškia vėlgi, jūs tylėkite, nes mes norime likti savo šiltose vietose ir gerai gyventi. Vat ką reiškia šitas pasakymas. Jūs tylėkite, nes savivaldybė mūsų susipuls. Jūs tylėkite, nes mes turime išlaikyti Go Vilnius, ten visokius judu ir dar visokį brudą, kurie aplipę visokiam nesąmėmis, siuntinėja mums visokias durnystės, va tokias kaip tie lankstinukai ir visokie beltai. Kažkaip susidomėjęs laukiu čia to šabašo, tų visų spalvių birželio, kurie čia 8 diena bus. Iki šiol nedrįso mums užkabinti tų skudurų spalvotų, nes turbūt ne aš vienas, daug vairuotojų neišvažiuotų, kadangi, tai būtų didelis įžeidimas. Žmogui, kiekvienam vyroje ir moteriai, kurie turi vaikus, šeimas ir panašiai ir yra sveiki. Va tai maždaug tiek apie tai. O kas kenkia įmonės reputacijai, tai buvusio direktoriaus kova su vairuotojais, kurie ruošėsi streikui ir piketavo ir buvo išmesti iš administracijos patalpų, kai buvo prie direktoriaus kabineto nakvojo. Žmonės kelias paras ten, vairuotojai su profsąjunga. Tai buvęs direktorius paėmė ir ištrenkė lauk juos su apsauga pasamdyta, ne už savo pinigus, beje, už įmonės pinigus. Tai kenkia. Tai kenkia, kad aš, pavyzdžiui, negaliu patekti į įmonės darbuotojų Facebooko grupę, nes sakau kritišką savo nuomonę. Ne visada tiesa, bet visada savo nuomonę. Tai jie kviečia, vieną ranką kviečia, kita neleidžia. Va tai kenkia įmonės reputacijai. Įmonės reputacijai kenkia, kad niekas nesako, nereikia, kad mūsų sena technika. Nėra kreipimusi į keleivius, kad jeigu kas nors blogai troleibuse arba autobuse, nebūtinai vairuotojas turi kviesti policiją ar ką nors. Jūs visi turite telefonus ir kvieskite. Jeigu užstatyta stotelė ir seną žmogų
turi išleisti 2 metrai nuo bordiūro, kadangi stovi debilas ir keičia lytį, ten su kokiu nors Tesla, BMW ar dar kur nors. Tai vėlgi, vairuotojai nėra kada, to labiau, kad gaudo ir baudžia už tą telefoną, aš pats esu mokėjęs baudą. Jeigu 20 keleivių paskambintų, kad kokią nors Narbuto statelę užstatyti, ar kuri nors, ar Europos ten aikštės stovi debilas, tai visai kitaip reaguotų ir tie niekam tikę mentai mūsų. Tai vėlgi reikia pilietiškumo. Nėra kreipimas į žmonės iš mūsų vadovybės, į keleivius. Tik tai žiūri gerinti. Čia buvo tokios iniciatyvos sekti vairuotojais važinėjant, kaip vairuotojas važiuoja. Reiškia, vairuotojas žino važiuodamas linijoje, kad jo transporto priemonėje yra kažkokie prievaizdai sekliai, kurie žiūri, ko prikipti. Reiškia, žiūrės smulkmenas, kiek tu ten minučių vėluoji anksčiau arba vėliau, kaip tu ten už vairo elgiesi, ar nedaug dievė kokius ledus ar obolį valgai, ar kaip nors netaip pažiūrėjai į keleivį ir panašiai. Tai įsivaizduokite, ką galima kalbėti apie darbo kokybę, saugumą, va taip vairuotojai būnant tokioj būsenoj. Tai neįmanomas darbo sąlygos. Ir tai daro gėdą įmonį, visoms siekimo paslaugoms, savivaldybės taip. Savivaldybė, aš daug sykių esu minėjęs, kad ten reikia jos visus išvyti ir ekumeninių mišių pašventinti visas patalpas. Tai va tiek, ko čia dar neužsirašiau apie tai, ką norėjau pasakyti. Žmonės, vairuotojai, labai neblogi žmonės, yra visokiamis pažiūromis, bet visumoje tikrai visi geri, draugiškas kolektyvas, bet nesupranta vieno dalyko. Visi renkasi, imdami va tą tušinuką už dyką, kuris yra įžeidimas ir apgaudinėjimas, priimdami bet kokias blevizgas iš valdžios, tą nizabutką šiemet liktai nedalino, nepamenu priimdami. Tai jūs priėmėt komuniją iš velnio. Ir žinokit, mėly žmonės, kolegos, jeigu mes nekovosim už laisvę, tai duona iš mūsų irgi atims. Jų toks ir tikslas. Tai va, aš manau, kad aš labai atsakingai pasinaudojau žodžio žiniasklaidos laisvę, tą išsakydamas. Kas matysite, pakomentuokite, tik tai prašau ne išvaizdą, ne mano akinius, žilus plaukus, seniukų, kaip sako šitie leftistai durniai. Taigi paimčiau 2 leftistus tokius nors kaip ten koks nors Bužinskas Adomas ir Karolis Žukauskas. Va taip, neliktų nei vieno, čia juokauju, aišku. Mintis. Reiškite savo mintis. Būkite aktyvūs. Jie turi žinoti. Jie žino, ką mes galvojam, bet tai turi būti reikšta garsiai. Kad nebūtų, nes dažnai tylėjimas reiškia sutikimą tam, kas vyksta. Ir iš tikrųjų pasikartosiu. Įmonė mūsų gera, dirbti gera, vežame saugiai, kiek leidžia mūsų sąlygos. Visi žmonės mandagus, paslaugus vairuotojai. Na, kartais būna pikti. Kartais ko nors galima nepastebėti. Kartais, kada nori truktelėjai iš vietos, pamatai per lietų atbėgantį žmogų, iš vietos truktelėjai, pastabdai, o kitas pameta, ką nors telefoną iš rankų ir kyla skandalas. Yra daug momentų, jeigu kartais ko nors nepalaukia, kartais kam nors nesustoja, kartais ko nors nepamatė. Taip kad, mėly žmonės, galvokit. Noriu padėkoti visiems Vilniaus viešo transporto keleiviams, kurie jau čia praėjo tas laikas, kada buvo streikas ir visi labai palaikė. Tai mes galim, kai norim. Kągi, visiems geros dienelės. Ta.